Ne, negalima miegoti. Vituks gavo Dakaro dozę, blemba, iš karto antrą dieną. Užteks lapa, blemba, baigėsi dabar. Tai papasakok trumpai. Ne, nu, Dakaras prasidėjo, viskas gerai. Tai kas nutiko? Žodžiu, pagavom akmenį argentinietišką. Dulkėse, žinai, varėm, lenkiam ir su galiniu tiltu, žinai, skirtelėjau. Užklinėjo reduktorius. Tai va visą, kiek 8 valandas remontavom. Tai gavosi, startavom jau naktį, 8 vakarą. Ir finišavom va tik dabar, manai. Bet svarbu laiku, be baudų, viskas normaliai. Tik tiek, kad savo laiką labai sugadinom, bet nu ką, buvo pamoka, žinai. Iš tikrųjų su ta mašina taip liek negalima, žinai, kaip aš jau buvau pradėjęs, žinai. Nes iš tikrųjų pradžioje aplenkėm, bet mašinų gal 12, žinai, 50 kg, tai jau, nu, pasijutau biškį, taip per daug. Pakėliau snapą, žinai, pradėjau per greit varyti. Va čia ir buvo bėda, žinai. Gerai važiavo, bet kaip sako, žinai, jeigu gerai važiuoja, kaip Artūras Antavičius sako. Jeigu tik pajauti, kad eini kaip dievas, tai jau nuleidinė gazą iš karto 30%, kažkas net toj liupsi. Aš pas mus irgi taip sakau, lenkimo dulkėse, žinai. Bet nu ką, nu viskas svarbu, važiuojam toliau, viskas gerai. Startuoti teks jau už poros valandų realiai. Jo, už poros valandų, va dabar nukrisau. Nemiegojus visai. Mašina iš principo dabar greitai dar patvarkys, bet šiaip daugiau jokių nebuvo, nei smūgių nieko. Sakau, vienas tas smūgis. Negaliu kaltinti akmens. Galiu kaltinti tik save, bet svarbu juda. Tai sėkmės.